Alergijos gali pasireikšti įvairiais būdais, tai kaip ir mes žmonės, taip ir mūsų augintiniai yra individualūs ir kas pasireiškia vienam augintiniui nebūtinai pasireikš ir kitam, tačiau žinoma yra bendrų požymių, į ką yra svarbu atkreipti dėmesį. Tai vienas iš alergijos požymių gali būti rudos ašarų dėmės, dažniausiai tai matosi ant balto ir šviesaus kailio augintinių, tačiau lygiai taip pat su šia problema gali susidurti ir juodakailiai. Tokiu atveju labai svarbu atkreipti dėmesį į savo augintinio mitybą, ar jinai yra subalansuota ir visavertė. Kitas alergijos simptomas tai yra ausis. Įprastai ausis augintinio turėtų būti balkšvos ir neprodukuoti jokio skysčio, tačiau jeigu pastebėjote, kad ausis yra paraudusios, karštos ir produkuoja kažkokį skystį, tai signalizuoja alergiją, o laiku nepastebėjus augintinis gali net ir apkursti. Tada kitas simptomas tai yra chroniškas pėdučių laižymasis, tai yra labai dažnas pėdučių laižymasis, o tarpupirščiai gali būti net ir parudę ar paraudonavę. Na ir bendrai odos pakeitimai. Augintiniui niežti, jisai kasosi, atsiradusios kažkokios žaizdelės ar pleiskanos, tai irgi gali būti vienas iš alergijos simptomų. Tai ką svarbu daryti ir ką svarbu atkreipti dėmesį, tai pirmiausiai visada prisiminkite, kad augintinio išorė tai yra organizmo vidaus veidrodis. Jeigu tai pastebėjote, reiškia, tai signalizuoja apie kažkokius vidaus sutrikimus. Tai pirmiausiai pagalba galite pasitelkti maisto papildą mikroziogeną, kuris padeda pašalinti toksinus iš organizmo. Na ir būtina prižiūrėti augintinio akis ir ausis. Tai turėtumėte daryti kasdieną ir valyti su šarminiu vandeniu, kuris veikia antibakteriškai, o jeigu išleidžiate augintinį į lauką, tai galite daryti net ir ryte ir vakare, todėl kad pakliuvę nešvarumai lygiai taip pat gali sukelti alerginės reakcijas. Na, o jeigu tokie simptomai tęsiasi jau ilgesnį laiką, tai būtina kreiptis į specialistus ar veterinarijos gydytojus, kurie padės įspręsti problemą ir išsiaiškinti konkrečią alergijos priežastį.